Tai va čia toks yra štrapukas, nu taip vadinti reikia, technologija tokia, štrapukus išsikali iš pradžių ir tokias va, skylės gali išsikalt. Ilgas, matai, čia kilometrais va. Čia buvo senas jungiklis, bet dabar reikės jį, va šitą, nu ne šitą, bet tokį patį, va čia va žemiau. Tai dėl to eina štrapukas, nu, štrapuką kali, po to dar žemiau kali, nes čia rozetės reikės. Va, ir tokis va kilometražas ir varai. Todėl atrodo, žinai, taip viskas paprasta. Ką čia, žinai, paimsiu va grindis ir pasidarysiu, bet po to pradedi galvot, o tai ką ant naujų grindų atseit, ant naujų grindų, kalsim viską jo ir daužysim. Nu, ten siena va tokia įgilinta, nes ten spinta bus, aha. Nu, ten kol kas iš plokščių tokių užkalta, bet dėl to, kad po to jis dar gipso kartonas. Ir viską nudažysim. Va, čia lubas, reiškia, lyginau. Nes buvo per 2 pirštus. Tai nėra irgi tokių, žinai, amerikoniškų kažkokių tai plokščių, žinai, kad atėjai, prišibavai ir viskas, bet to labai sužymėja lubos. Yra bendrai kažkokios pakabinamos lubos, taip vadinamos, bet labai sužymėja. Tai va čia visur išlyginau lubas. Kas dar čia? Nu, čia visur buvo pastatyta siena. Čia praktiškai mano viskas pastatyta, nes čia nebuvo tų durų nebuvo. Galėjau statyti, aišku, iš aliuminio karkaso ir gipso plokščių, bet nesuprastų meistrai manęs. Sakytų, tu ką plėtigi čia, nu kaip, čia nelietuviškai būtų visai. Va, o čia jau buvo šita dalis, bet čia laidus visur naujus tiesiau, nes anie labai pavojingi ir dažnai išmušinėja skaitliukai. Tai teko visur čia pasidaužyti, pasitrankyti, va. Turėjau vargų ir dar ne viskas užtinkuota. Tai šiai dienai tokia situacija yra, kad pabaiginėjau va šitą kūšį sutvarkyti, kuris čia sueis į šikinyką. O čia va bus skydelis, paruošta vieta, su daugybė čia tų bus automatukų. Viską susitvarkau ir tada pereisim prie grindų betonavimo. Kol kas grindys atrodo štai taip. Štai taip grindys atrodo ir čia yra patalpos į kitas patalpas, kur va matai, yra čia beveik per gerą kumštį. Senos grindys, naujas bus biškiai aukščiau, va ties čia kažkur, kur nykštys pasibaiginės. Va tokios yra projekto užduotys. Tokios ir eigoj informuosim apie progresą. Tai reikia turėti omeny, kad mūrint moku silpnai, o tinkuoti dar silpniau, bet pavyko pusę velnio. Kitą kartą tikrai nuslėpsiu nuo meistrų ir darysiu iš aliuminio karkaso ir gipso kartono bet kokias pertvaras. Nes labai ilgai užtrunka, kai nemoki daryti, o vis tiek darai. Tai va, tokia šita serija. Ten matosi boileris su skalbyklė. Nes už šitų durų bus vonia, o anų durų, kur matosi gilumoje, nebus. Bet apie tai vėliau.